XVIII amžiuje klestėjusios Paulavos Respublikos Ledainėje įkurta muziejaus ekspozicija, pristatanti šios unikalios valstybės valstybėje istoriją. Ledainė atkurta Šalčininkų rajono savivaldybės pastangomis valstybinės paveldosaugos programos lėšomis. Oficialus jos atidarymas įvyko šių metų gegužės 24 dieną. Įžangoje Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič priminė svarbiausias datas ir mintis, susijusias su Paulavos Respublikos įkūrimu ir kunigo Povilo Ksavero Bžostovskio veikla. Jo teigimu, miniatiūrinės valstybės įkūrėjo dėmesys buvo sutelktas į žmogų, kurį jis gerbė, ugdė ir švietė. Ledainė, nors ir stipriai apgriuvusi, geriausiai išsilaikė iš visų Paulavos Respublikos pastatų. Jos renovacija truko nuo 2017 metų. Sustiprinti pamatai, sienos ir stogo konstrukcijos. Atstatytas stogas ir laiptai. Taip pat atkasta 3 metrų gylio akmenų mūro duobė, kurioje kadaise buvo laikomi ledo luitai. Todėl net vasarą Ledainėje galima buvo laikyti maisto atsargas. Ilgus metus teritorija priklausė nacionaliniai Martyno Mažvydo bibliotekai. Šalčininkų rajono savivaldybė siekia perimti ją. Tai pavyko padaryti 2012 metais, o ES struktūrinių fondų lėšomis teritorija aplink griuvėsius pritaikyta lankymui. Paulavos Respublika tikriausiai įdomiausias ir labiausiai turistų lankomos turizmo objektas Šalčininkų rajone. Kviečiame apsilankyti Ledainėje.